Gerbiamas pirmininkė Skvernelį, gerbiami Seimo nariai, mėly draugai lietuviai. Ačiū Jums iš visos širdies. Dėkui už Jūsų šilumą ir paramą Baltarusijai. Esu dėkinga ir sujaudinta, kad šiandien šalia Lietuvos Seimo pastato plevėsuoja ir baltai, raudonai balta Baltarusijos tautinė vėliava. Mūsų nepriklausomybės ir taikios revoliucijos ženklas. Šiandien Baltarusijos nacionalinės šventės, Baltarusijos Demokratinės Respublikos nepriklausomybės paskelbimo dienos proga. Noriu išreikšti Jums savo dėkingumą ir gilią pagarbą Lietuvai. Kovo 11-ąją kartu su Jumis minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šiandien švenčiame Baltarusijos laisvės dieną. Šios šventės kalendoriuje yra ne tik greta, jos turi tą pačią prasmę. Baltarusių ir lietuvių kova už laisvę ir nepriklausomybę. Dabar norėčiau pratęsti apie mūsų kovą, mūsų gimtąją baltarusių kalbą. Jei reikia, galite pasinaudoti ausinimis vertimui, nors manau, kad baltarusių kalba visiškai nėra svetima jums. Mūsų kovoje dėl laisvės ir nepriklausomybės mūsų tautos visuomet palaikė viena kitą. Štai Lietuva viena pirmųjų pripažino mūsų nepriklausomybę 1918 metais, o vėliau priglaudė mūsų vyriausybę išeivijoje. O 91 sausį jau baltarusiai kartu su lietuviais gynė laisvę prie Seimo ir televizijos bokšto. Baltarusiai ir lietuviai kartu dalyvavo sukilimuose prieš Rusijos imperiją. Kartu ėjo per sovietų okupacijos priespaudą. Mūsų draugystę lemia ne tik geografija, o bendrai idealai bei vertybės. Šiandieną greta viso kito pagerbėme mūsų bendros kovos dėl laisvės istoriją. Kaip kadaise Lietuva, šiandien mes, Baltarusiai, einame mūsų kelią į laisvę. Šiame kelyje mus įkvepia Lietuva ir jos tautos drąsa. Mūsų tikslas yra ištrūkti iš Rusijos okupacijos, iš Lukašenkos tironijos, sugrąžinti Baltarusiją į Europos tautų šeimą. Suprantame, kad Baltarusijos išvadavimas yra mūsų uždavinys ir mūsų pareiga. Bet mes negalim to padaryti be sąjungininkų. Džiaugiuosi, kad visus šituos metus Lietuva ir lietuvių tauta buvo šalia mūsų šioje kovoje. Ačiū pirmininkui Skverneliui, kuris dar 20 metais, būdamas premjeru, priėmė mane ir mano vaikus Lietuvoje. O Lietuvos Seimas tapo pirmuoju parlamentu, kuris pripažino mūsų pergalę. Lietuva visada rodydavo principingumą ir nuoseklumą. Dar prieš 20 metų, kai dauguma Europos vyriausybių flirtavo su Lukašenkos režimu, Lietuvos Seime buvo sukurta pirmoji grupė už demokratinę Baltarusiją. Lietuviai jau tada suprato, kad reikia kurti sąjungą ne su diktatūra, o su demokratinėm jėgom.
Ви завжди були прикладом Visada buvo strateginio mąstymo pavyzdys, nes Lietuvai reikalingas patikimas, prognozuojamas, europietiškas kaimynas, o ne diktatorius, kuris gali užsižaisti su ugnimi ir sudeginti namus ir savo, ir kaimynų. Juozas Olekas, Rasa Juknevičienė, Emanuelis Zingeris, Laurinas Kasčiūnas, Žygimantas Pavilionis, parlamentinės grupės nariai įvairiais metais. Visada buvo tarp artimiausių Baltarusių draugų ir sąjungininkų. Ačiū ir toms, su kuo per pastaruosius 4 metus dirbom Lietuvių Baltarusių moterų grupės formatu. Ingridai Šimonytei ir Viktorijai Čmilytei Nilsen. Mums svarbu, kad jūsų balsas, remiant laisvą europietišką Baltarusiją, ir toliau skambėtų Lietuvos Seime. Ačiū Užsienio reikalų komitetui ir jo pirmininkui, Remigijui Motuzui, už rezoliuciją nepripažinti vadinamų rinkimų sausio mėnesį. Pažymėjote, kad Lukašenka nėra prezidentas. Jis yra valdžią užgrobęs nusikaltėlis. Visi jo pasirašyti sprendimai neturi teisėtos galios. Esu labai dėkinga premjerui Gintautui Paluckui, Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui už valią, charakterį ir nekintamą mūsų kovos palaikymą. Ypatinga padėka prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris drąsiai gina ne tik Lietuvos garbę pasaulyje, bet ir visos Europos interesus. Ačiū kiekvienam lietuviui, kuris išėjo į solidarumo su Baltarusija akcijas, kuris stovėjo grandinėje per Baltijos kelią 20 metais, kas kabino baltas raudonas baltas vėliavas savo languose, kas priglaudė Baltarusių pabėgėlius, padėjo jiems mokytis lietuvių kalbos, siuntė palaikymo žodžius ar atvirukus politiniams kaliniams. Ačiū lietuviams žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams, kurie rašo apie Baltarusiją ir padeda represijų aukoms. Didžiuojamės, kad Lietuvoje turime tiek draugų ir sąjungininkų. Lietuviai gerai pažįsta laisvės kainą ir supranta, kaip lengva ją prarasti ir kaip sunku paskui atgauti. Mėly draugai, gal Lietuva maža šalis, bet turi didelę širdį. Ir savo istorijos žinot, ką reiškia gyventi okupacijoje. Būtent todėl, kai Baltarusijoje prasidėjo teroras, priglaudėt tūkstančius iš represijų bėgančių Baltarusių. Visai neseniai pavyko į Lietuvą perkelti keletą išvaduotų politinių kalinių mūsų didvyrius – Paliną Šarendą Panasiuk, Antaniną Kanavalovą, Aleną Maušuk ar Andrėjų Kuzniečiką. Tik pagalvokit, jūs išgelbėjot tūkstančius žmonių. To niekada nepamiršim. Mums sutikit ne tik prieglobstį, sutikit viltį, orumą ir šansą tęsti mūsų kovą. Jūsų dėka Baltarusių demokratinės jėgos išgyveno, išliko vieningos, reorganizavosi ir gavo tarptautinį pripažinimą. Jūsų dėka sukūrėm alternatyvias valdžios institucijas išeivijoje ir palaikome pasipriešinimo sąjūdį šalies viduje. Nors praėjo jau beveik 5 metai, Lukašenka elgėsi taip, lyg žmonės iki šiol protestuoja prie jo rūmų. Jis bijo Baltarusių. Jis keršija jums už jūsų solidarumą. Bet tai reiškia tik vieną. Jūs darote viską teisingai. Mėly Seimo nariai, Baltarusiai, kurie renkasi čia pasilikti, ne tik gauna pagalbą, bet ir stiprina Lietuvos visuomenę. Dirba versle, dėsto mokyklose, padeda ligoninėse, moka mokesčius, kuria darbo vietas. Kasmet į Lietuvos biudžetą suneša daugiau nei 100 milijonų eurų.
Raginam baltarusius mokytis lietuvių kalbos ir kultūros, integruotis į Lietuvos visuomenę ir, žinoma, gerbti Lietuvos įstatymus. Esu tikra, kad jų dauguma sugrįš į Baltarusiją, kai tik ateis laisvė. Ir jie tebebus ištikimi ir dėkingi Lietuvai. Su savim jie atsineš vertybės, kurias jūs padėjote įsaugoti, Europos ir demokratijos vertybės. Būtent to šitai bijo šiandienos Lukašenkos režimas. Būtent todėl jis rengia provokacijas, kad sukiršintų lietuvius su baltarusiais. Nesileiskime šioms provokacijoms. Istorinis revizionizmas, kuris kartais Lietuvoje vadinamas litvinizmu, yra žalingas ir priešiškas reiškinys. Bet Baltarusių visuomenėje jis yra visiškai marginalus. Šį klausimą bando išpūsti tos pačios jėgos, kurios stovi už išpuolių prieš Baltarusių organizacijų Vilniuje pastatus. Leiskite dar kartą aiškiai ir vienareikšmiškai pareikšti. Baltarusiai gerbia Lietuvos suverenumą ir teritorinį vientisumą. Smerkime bet kokius bandymus naudoti istoriją kaip ginklą. Atskirkime istorinį revizionizmą nuo bendros istorijos. Mūsų praeitis neturi mus dalinti. Atvirkščiai, ji turi mus vienyti ir stiprinti. Šis paveldas artina baltarusius su Europa ir leidžia mums pasipriešinti rusų pasauliui. Žiūrėkime į šį paveldą ne kaip į naštą, o kaip pamatą partnerystei. Mėly Seimo nariai, Baltarusių tauta nėra Lietuvos ir lietuvių priešas. Mūsų bendras priešas yra Minske. Tai yra diktatūra, kuri pavertė Baltarusiją į kalėjimą ir pavirto grėsme mūsų kaimynams. Mūsų bendras priešas yra Maskvoje. Tai Putino revanšistinis režimas, kuris bando atkurti imperiją ir pavergti mūsų tautas. Šie du režimai kuria grėsmę Lietuvai ir visai Europos Sąjungai, skleisdami propagandą, rengdami hibridinės atakas, ardydami Europos vienybę, atsiųsdami čia savo agentus. Dar kartą noriu aiškiai pabrėžti, suprantame Lietuvos nuogastavimus ir palaikome jūsų bandymus stiprinti saugumą. Lietuva mums tapo laikinais namais. Esame suinteresuoti tuo, kad šitie namai būtų saugus, apsaugoti. Būtent todėl padedame atpažinti režimo agentus Lietuvoje, padedame atrasti sankcijų spragas, fiksuojame iš karo besipelnančių įmonių pavadinimus, renkame vardus režimo patikėtinių, kurie padeda permesti nelegalius migrantus prie sienos su Lietuva. Turime suvokti ir visiems mūsų partneriams iškomunikuoti. Lukašenka yra valdžią užgrobęs nusikaltėlis, kuris parduoda šalį Rusijai, talpina branduolinį ginklą, paverčia Baltarusiją karinę bazę bei Rusijos karo mašinos surenkamuoju cechu. Ir visą tai daroma prieš Baltarusių valią. Anot sociologų tik 4 procentai Baltarusių palaiko Baltarusijos dalyvavimą kare ir maždaug tiek pat Baltarusijos susijungimo su Rusija. Šiandien Minske uzurpatorius rengia dar vieną menamą inauguraciją. Ir tai yra bergždžias bandymas atversti naują puslapį, susigrąžinti legitimumą. Bet to nebus. Baltarusija nepripažino diktatoriaus ir nepripažins. Jo vieta yra Hagoje. Jis turi būti patrauktas atsakomybėn už nusikaltimus, už karą prieš Ukrainą, už hibridinius išpuolius prieš Lietuvą, už lėktuvo pagrobimą, už terorą prieš Baltarusius. Lietuva jau žengė pirmą žingsnį šią linkme. Pernai prieš režimą buvo pateiktas ieškinys į tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį mes palaikome. Mėly draugai, ateityje mūsų laukia ilgas kelias atkuriant
teisingumą ir teisėtumą. Nežinom, kaip ir kada ateis permainos. Tačiau mes toms permainoms ruošiamės ir artinam tą akimirką. Nepaisant siaubingo teroro, mes tęsėme kovą. Kurie yra užsienyje, šiandien eina į gatves visame pasaulyje. Šį vakar rengėme maršą per Vilnių. Kurie yra šalies viduje, protestuoja tyliai. Teroro sąlygomis neįmanoma eiti į gatves. Kasdien Baltarusijoje sulaikoma vidutiniškai 12 žmonių už antirežiminę veiklą ar už Ukrainos palaikymą. Štai vakar per Rusijos koncertą Baltarusijos valstybinėje filharmonijoje Minske moteris sušuko Slava Ukraini ir jos likimas dabar nežinomas. Iš viso kalėjimuose yra daugiau nei 1300 politinių kalinių. Daugelis dingo be žinios. 2 metus nieko nesugirdėjusi apie savo vyrą Sergejų ir nežinau, ar jis yra gyvas. Beveik 1500 išvyko kariauti už Ukrainą ir beveik 80 baltarusių jau paaukojo savo gyvybės. Neseniai palaidojom 24 metų Mariją Zaicevą, kuri buvo mūsų protestų 2020 metais simbolis, o prieš porą mėnesių ji žuvo prieš Pokrovsko, Donecko srityje. Suprantam, kad kovodami už Ukrainą, taip pat kovojame už mūsų laisvę. Gerbiami Seimo nariai, šiandien Baltarusijos laisvė, Baltarusijos likimas daugeliu prasmių priklauso nuo Ukrainos derybų rezultatų ir artimiausi mėnesiai gali būti lemiami. Akivaizdu, kad Putinas ir Lukašenka nenori taikos, nes karas juos palaiko ir teisina jų terorą. Turime siekti ne šiaip ugnies nutraukimo, o tvarios taikos. Tai bus įmanoma tik tada, kai Ukraina gaus visas saugumo garantijas, o prorusiškas režimas Baltarusijoje bus demontuotas. Tikiu, kad tai įmanoma. Tikiu, kad pokyčiai Baltarusijoje gali ateiti anksčiau negu permainos Rusijoje. Demokratinė Baltarusija be Rusijos buvimo gali būti viena iš saugumo garantijų, ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvai, Latvijai, Lenkijai ir visos Europos Sąjungai. Kol Baltarusijoje yra šis režimas, bus nuolatinė karo grėsmė ir jūs tai puikiai suprantate. Nauja geopolitinė situacija gali suteiks Baltarusiams naują šansą, tačiau kuria ir didelių rizikų. Neturime leisti, kad įvyktų naujoji Jalta, kad būtų sugrįžta prie įtakos zonų. Ukraina, Baltarusija, Moldova, taip pat kaip Sakartvelas, Armėnija, net ir Baltijos šalys, visos mūsų tautos turi apsisprendimo teisę. Esame apsisprendę. Baltarusiai nori būti kartu su Lietuva, Ukraina, Lenkija ir visa likusia demokratinė Europa. Kaip pasakė prezidentas Zelenskis Miunchene, Europos rytinė siena eina per Baltarusijos rytinę sieną. Ir tai yra mūsų Europa, kurią mes turime apginti. Mėly draugai lietuviai, šiandien šioje salėje raginu ir toliau palaikyti baltarusius bei mūsų kovą. Palaikykite nepriklausomus žurnalistus, kurie yra priešakinėje linijoje kovodami su rusų pasauliu bei jo propaganda. Padėkite išsaugoti laisvos Europos radiją, kurio biuras yra Vilniuje. Palaikykite žmogaus teisių gynėjus, kultūrinės bei edukacinės iniciatyvas. Jos yra išskirtinai svarbios, kad būtų išsaugota baltarusių tauta ir mūsų europinė tapatybė. Toliau izoliuokite Lukašenkos režimą. Išlaikykite sankcijas prieš Belaruskalį ir kitas įmonės, kurios dalyvauja kare ir represijose. Bet prašau jūsų, izoliuodami režimą, nestatykite naujos geležinės uždangos.
Vizos ir keleivių susisiekimo įsaugojimas visą tai stiprina Baltarusių sąryšį su Europa. Siena su Lietuva šiandieną yra siena su laisvu pasauliu. Žinoma, saugumas yra prioritetas. Tačiau esu tikra, kartu galime rasti protingą kompromisą. Šiandien nėra baltarusių antplūdžių į Lietuvą. Tik per pastaruosius metus baltarusių skaičius Lietuvoje sumažėjo 8%. Ir tas skaičius toliau mažėja. Toliau priimkite represijų aukas, politinius kalinius, taip pat už Ukrainą kariavusius baltarusių veteranus. Kad nepasikartotų savanorių Virameičiko atvejis, kuris negalėjo legalizuotis Lietuvoje ir dabar jam gresia mirties bausmė Baltarusijoje. Toliau suteikite tarptautinę apsaugą ir leidimus laikinai gyventi sąžiningiams baltarusiams. Deja, daugelis baltarusių negali grįžti namo ir lieka be dokumentų. Tėvai negali gauti dokumentų naujagimiams vaikams. Lietuvoje yra puikus sprendimas – užsieniečių pasai. Prašome supaprastinti ir išplėsti jo išdavimo praktiką. O mūsų raudonąjį pasą, kurį planavom leisti čia, mes perkelsime į kitas šalis, kur dokumentų problema nėra niekaip išspręsta. Ir žinoma, toliau palaikykite Ukrainą. Siūlau surengti Vilniuje didelę solidarumo su Ukraina akciją. Bendrą. Kad ukrainiečiai ir lietuviai pajaustų, kad Baltarusija yra šalia. Baltarusija yra laisvės pusėje. Raginu Seimą stiprinti bendradarbiavimą su mūsų institucijomis išeivijoje, su biuru, jungtiniu pereinamojo kabinetu ir koordinacinė taryba. Jau turime susitarimą su Europos parlamentu. Pasirašėme jį su prezidente Roberta Metsola. Dabar Lietuvos žingsnis. Susitarimas su Seimu jau parengtas. Kreipiuosi į pirmininką Skvernelį ir frakcijų vadovus. Pasirašykite šį susitarimą. Mums reikia naujos drąsios strategijos. Reikalingas veiksmų planas, kaip sustabdyti Rusijos agresiją ir Lukašenkos režimą. Reikalinga ateities vizija, ne tik Baltarusijai, bet ir mūsų partnerystei. Todėl kviečiu jūs visus į rytojaus apskritą stalą Seime. Jūsų dalyvavimas jau yra palaikymas. Mieli draugai lietuviai, pabaigoje leiskite pasakyti asmeniškai. Kai 20 metais perėjau sieną tarp Baltarusijos ir Lietuvos, mane apėmė baimė ir netikrumas. Buvau priversta palikti savo tėvynę, bet jūs man suteikėte antruosius namus. Ir po to, kai pirmą kartą kalbėjau šiame parlamente, supratau, aš ne viena. Jau 5 metus gyvenu Lietuvoje. Mano dukra čia praleido beveik daugiau laiko nei Baltarusijoje. Esu dėkinga už tai, kad ji gali vadinti ir Lietuvą savo namais. Man pačiai tenka daug keliauti, ginant Baltarusių interesus. Bet visur, kur tik keliaučiau, Lietuvą pateikiu kaip tikro heroizmo, principingumo ir patikimos draugystės pavyzdį. Ačiū, mieli draugai. Tikiu, kad kartu išvysime tą dieną, kai Baltarusija bus laisva ir prisijungs prie Europos šeimos. Ir tą dieną grįšiu į šią salę ne kaip pabėgėlė, o kaip gera kaimynė.
Te gyvoja Lietuva. Živė Belarus.